and sing when you're down. I'm not gonna save you, I won't come back. Vienas. Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas po svarstymo pritarė kitų metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektui. Užbalsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 17, 36 susilaikė. Biudžeto ir įplaukos ir išlaidos turėtų siekti po 3 milijardus 461 milijoną eurų, arba 13,5% daugiau nei suplanuota šiemet. Rezervas kitų metų pradžioje viršė 637 milijonus eurų, jo naudoti neketinama. Per projekto svarstymus Seimo komitetuose parlamentarai labiausiai ginčijosi būtent dėl šio rezervo dydžio. Audito komitetas siūlė projektą patobulinti, didesnį dėmesį skiriant rezervui ir jo paskirstimui. Tuo metu sveikatos reikalų komitetas pasiūlė įvertinti galimybę nustatyti maksimalų rezervo dydį ir pateikti pasiūlymus dėl lubų įteisinimo. Tūkstančiai gyventojų gavo pranešimus apie jiems priklausančiuose sklypuose nustatomus ribojimus. Institucijos tikina, kad ribojimai padės apsaugoti gamtą. Apie tai išsamiau pasakoja Simona Kvederytė. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pievoms, ganykloms, pelkėms ir šaltinynams patvirtino žemėlapius ir juos registravo nekilnojamojo turto registre. Daugiau nei 100 000 sklypų atnaujintos arba pradėjo galioti specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Dėl to keli šimtai tūkstančių žemės savininkų galėjo gauti pranešimus apie tai, kad jų žemėje dėl pievos ir pelkės taikomi naudojimo ribojimai, draudžiama sodinti mišką, arti ar nusausinti žemę. Kai kurie gyventojai piktinasi faktiškai taip netekę visos šeimos žemės. Joje nebus galima nieko daryti, net pavyzdžiui veisti sodo. Ūkininkai piktinasi negalėsintys savo žemės dirbti. Miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis kritikuoja tvarką. Ribojimai nustatomi aklai ir nebūtinai pagristai. Klaidų išteisimo tvarka sudėtinga. Žemės savininkams nenumatytos ir tinkamos kompensacijos. Gaunasi absoliutus nesiskaitimas su nuosavybė. Dabar lygiai taip pat, kaip ateitų pas jūs į butą ir jau pasakytų, kad va čia va šitą kambarį mes apribojam, ten negalėsim naudotis, jūsų nesiklausia. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Albertas Stanislovaitis neslepia, kad kompensacijos nebus reikšmingos, nes anot jo dauguma savininkų nepatirs tiesioginės žalos. Reikia pateikti pagrindimą, dėl ko turėtų būti skaičiuojama kompensacija. Dažnai būna, sako hipotetiškai, aš galbūt kada nors norėsiu statyti. Tai ta žala galbūt kada nors ir atsiras. Tarnyba tikina, kad ribojimai nustatyti dėl būtinybės saugoti pievas ar pelkes, kaip puoselėjimą bioįvairovė, stabdoma klimato kaita. Tarnybos teigimu su sklypo naudojimo apribojimais nesutinkantys gali juos ginčyti, tačiau dalis gyventojų tikina institucijas neprisiskambinantys. Skambučių daug, todėl darbuotojai nespėja konsultuoti. Čia Simona Kvederytė. Vokietijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne susitiko su ES kritikos sulaukiančiu Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu. Kaip teigia Lietuvos vadovas, tai buvo proga aptarti Budapešto laikyseną karą Ukrainoje sukėlusios Rusijos atžvilgiu. Nausėda Vengrijos premjerą dėl jo susitikimo su Rusijos prezidentu Putinu yra sukritikavęs anksčiau spalio pabaigoje vykusiame Europos vadovų tarybos posėdyje. Didžiausias Vokietijos ginklų gamybos koncernas ruošia Ukrainai 25 tankus Leopard 1. Apie tai pranešė pati bendrovė, kuri teigia gavusi Ukrainos vyriausybės užsakymą. Jį finansuoja Vokietijos federalinė vyriausybė. Pažymima, kad užsakymo vertė skaičiuojama 10 milijonų eurų. Rytoj daug kur numatomi krituliai, vyraus lietus, naktį kai kur plikledis, temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną svyruos nuo 2 iki 6 laipsnių šilumos. Dabar 16 valandų 3 minutės. Vienas. Time we're staying out.